Sveiki bičiuliai, su jumis vėl aš, Ernestas, ir šiandien aš Vilniaus parduotuvėje papasakosiu jum apie kvėpuojančias Vision britkelnes. Taigi kvėpuojančios britkelnes jau seniai nebe prabanga, o labai geras, patogus jūsų komforto ir sveikatos užtikrinimo būdas, ypač kai jūs žvejojate braidydami šaltame vandenyje. Pagrindinė kvėpuojančių britkelnių funkcija yra, kaip ir sako jų pavadinimas, kvėpuoti. Taigi papasakosiu jums šiek tiek apie medžiagas, kaip jos kvėpuoja ir apie sudedamąsias britkelnių dalis. Britkelnės yra pagamintos iš membraninės, gana lengvos, minkštos medžiagos, kuri turi savo kvėpavimo galimybę, savo kvėpavimo privalumą. Membraninė medžiaga veikia tokiu principu. Joje yra mikro ertmės, mikro skylutės, kurios pagal teoriją yra mažesnės už vandens molekulę, bet didesnės už oro ar garų molekulę. Ir į vidų vanduo nepapuola, o į išorę garuodamas iškeliauja, taip užtikrindamas maksimalų komfortą. Savaime suprantama, kad skirtingo aktyvumo, skirtingo sezono metu, netgi skirtingi žmonės prakaituoja, išskiria drėgmę labai skirtingai. Todėl ir britkelnių charakteristikos skiriasi, kad galėtumėt išsirinkti pagal savo poreikį, savo pomėgį ar pagal savo kišenę. Mūsų atstovaujama Vision gamintojo britkelnės yra gaminamos iš 3 skirtingų membranų, plus dar turime 375 technologiją, kurią pasiliksime desertui, nes čia yra tikras saldainis. Taigi, jeigu panaršytumėte Vision puslapyje, kur aprašytos technologijos, kaip jie gamina įvairius drabužius, meškeres, tai galite rasti aprašymus membranų, kurios vadinasi F3, F3,5 ir F4. Kvėpuojančios medžiagos charakteristikos yra matuojamos atliekant tam tikrus laboratorinius testus ir matuojamos gramais, kuriuos išgarina kvadratinis metras medžiagos per 24 valandas. Aišku, tie tyrimai atliekami idealiomis sąlygomis, panešiojus britkelnes, išpurvinus jas, nešiojant netinkamus apatinius po britkelnėm. Tos kvėpavimo galimybės gali šiek tiek skirtis, bet jeigu jūs britkelnes prižiūrite ir svarbiausia, naudojate gerus tam skirtus apatinius, kurie stumia drėgmę nuo kūno, tai jos kvėpuoja tikrai gerai. Na ir keliaujant iš eilės, F3 membrana sako, kad pagal charakteristikas jinai kvėpuoja iki 5000 gramų į kvadratinį metrą per 24 valandas. Tada sekanti F3,5 yra nuo 5 iki 10 tūkstančių, jau praktiškai dvigubai geriau, nuo 5 iki 10 tūkstančių gramų kvadratiniam metrui per 24 valandas. Na ir labiausiai šitų F raidė žymimų membranų kvėpavimų pasižymi F4. F4 kvėpuoja visą laiką geriau negu 10 tūkstančių gramų kvadratiniam metrui per 24 valandas. Taigi, savaime suprantama, jų kaina šiek tiek irgi skiriasi ir brangesnės kelnės dažniau turi geresnę membraną, bet, kaip minėjau, jeigu naudojate gerus tam tinkamus apatinius, jūsų kelnės kvėpuoja geriau, jeigu jūs po apačia dedatės džinsus ir treningus, tai nelabai didelis skirtumas. Toliau, jeigu jūs žvejojate labai aktyviai, labai daug lakstote, judate, tada gal jūs norėsite labiau kvėpuojančių britkelnių. Jeigu jūs mėgstate ramesnę žvejybą, nelabai ir yra skirtumas. Taigi, aš jums tik tai papasakoju jų charakteristikas ir savybės, o įsirinkti jau prireikus britkelnių turėsite patys. Na ir galiausiai, po visų šitų F3, 3,5, 4 membranų mes turime savo elitinius modelius Scout britkelnes, kurios gaminamos naudojant 375 technologiją. 375 yra visiškai atskiras brandas, Amerika, Kolorados valstija,
ugnikalnio smėlis ir dulkės ir iš jų gaminama super medžiaga, kuri rašo pagal charakteristikas, kad gali kvėpuoti net iki 5 kartų daugiau. Na, ar kvėpuoja tikrai 5 kartus daugiau, aš neapsimsiu spręsti, nes tikslių skaičių prie šitos medžiagos surašyta nėra, bet kad jos kvėpuoja tikrai geriau, būdamos storesnės už visas kitas, tai yra faktas, nes pats nešioju jau 2, o gal 3 Vision Scout britkelnes. Na ir tikrai fantastika. Kuom pasižymi šita technologija? Kaip jau minėjau, tai yra revoliucinė technologija iš Amerikos. Kaip jau minėjau, charakteristikose rašo, kad jinai kvėpuoja iki 5 kartų geriau, bet esminis jos privalumas, bent jau kurį aprašo prie visų tyrimų, kad šita medžiaga labai greitai išstumia drėgmę dar garų stadijoje. Jūs tik tai pradėjote, jūsų kūnas tik pradėjo rasoti, jeigu apatiniai geri iš karto kvėpuoja, britkelnės stumia viską lauk ir ta drėgmė viduje net nesusidaro. Aišku, iki tam tikro kiekio, iki tam tikro lygio, bet būtent taip rašo ir rodo tyrimai, kuriuos atlieka šita kompanija. Apačioje arba čia kažkur viršuje uždėsiu nuorodą į būtent tuos tyrimus, kur rodo, kaip veikia 375 granulės, tai tikrai atrodo stebuklingai. Na ir suprantama, ta medžiaga šiek tiek brangesnė, bet kas mėgsta žvejoti daug ir aktyviai, labai rekomenduoju, dėl to, kad asmeniškai naudoju jau ne pirmas kelnes, aplamai kelnių esu sunešiojęs daug ir jos mane labai džiugina. Į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį, renkantis britkelnes, sluoksnių skaičius. Ant vienų britkelnių rašo 3 sluoksniai, kitų 4, kitų būna kombinuotai, tarkim, viršutinė dalis ties krūtinė būna 3 sluoksniai, žemutinė 4 arba netgi būna kai kurių 5. Ir tie sluoksniai savaime suprantama prideda storio. Storesnė medžiaga šiek tiek atsparesnė mechaniniam pažeidimui, bet tuo pačiu jinai šiek tiek prasčiau kvėpuoja ir jinai yra sunkesnė. Taigi jeigu mėgstate žvejoti daugiau, tarkim, jūs esate toksai pasyvus žvejas, kuris rudenį žiemą, kai šalta, guli ant pečiaus arba veikia kažką kitą, o vasarą, kai labai šilta, mėgstate daug žvejoti. Tokiu atveju rekomenduočiau pačias ploniausias britkelnes, kurios yra, tai žiūrėčiau 3 sluoksnių, jos bus labai lengvos, su jom sušilsite žymiai mažiau, jos kvėpuos geriau ir komfortas bus pritaikytas prie jūsų poreikio. Jeigu daugiau landžiojate po krūmus, po avietynus ir tos britkelnės kenčia nuo mechaninių pažeidimų, tada gal reikėtų žiūrėti britkelnės, kurios turi daugiau sluoksnių arba bent jau apatinė dalis nuo juosmens yra storesnė. Kita svarbi britkelnių dalis, apie kurią noriu papasakoti, kurią manau, kad turėtumėte žinoti, tai yra siūlės, kaip britkelnės padarytos, kaip jos susiūtos. Taigi britkelnių gamyboj yra naudojamos 2 rūšių siūlės. Tai yra paprastos standartinės siūlės, kai sudedama medžiaga, perlenkiama, adata bado, prakiša siūlą, užmeta mazgelį ir grįžta atgal. Ir tokios siūlės, jos pažeidžia medžiagos sandarumą. Būtent todėl britkelnėse viduje dedamos termojuostos, kurios yra prilydamos aukštesnės temperatūros pagalba, jos prisilydo ir užsandarina tas mikroskylutes, kurias padarė siuvimo mašina. Na ir teoriškai tai taip išeina, kad visą sandarumą duoda mum ta juosta, kuri yra viduje, o tvirtumą siūlas, kuris sukabino 2 medžiagas. Ir būtent todėl esu pasakojęs ankstesnėme video, kaip išsirinkti britkelnes. Rekomenduoju jį pažiūrėti, nuoroda bus čionais arba po šituo video, bet būtent todėl mums reikia išsirinkti mums tinkamą dydį. Kad nešiojant britkelnes, lipant ant kranto, atsitupiant, siūlės gautų kiek įmanoma mažiau tempimo, nes nuo to tokio stipraus tempimo išsitampo siūlė, atsiranda puslelės tarpeliai ir
pradeda leisti. Leidžiančios brytkelnės niekam nepatinka, bet ar visą laiką padarėm viską, kad jos neleistų. Taigi, jeigu išsitampo siūlė, brytkelnės pradeda leisti, sutvarkyti neretai tai galima, bet išsirinkus gerą dydį, jų gyvavimas bus žymiai ilgamžiškesnis. Na ir šitom siūlėm susiūtos praktiškai ne tai, kad visos, bet tikrai didžioji dalis brytkelnių ne tik Vision asortimente, bet apskritai brytkelnių rinkoje. Kita siūlė, kuri naudojama žymiai rečiau, nors jinai yra tikrai patikima ir tvirta, yra ultra siūlė, kai brytkelnės neturi jokių adatų žymių, o medžiaga tiesiog yra sulituojama ultragarso pagalba ir iš vidaus taip pat klijuojama sandarinimo juostelė. Ant šitų brytkelnių pati siūlė jau savaime yra sandari. Ir ta sandarinimo juostelė yra labiau toks estetinis dalykas, kažkiek jisai dar padeda prilaikyti tą siūlę, bet brytkelnės yra sandarios. Ir klausimas kyla, kodėl tada nedaro visų brytkelnių tokių. Ši siūlė atsparesnė tampimui iki tam tikro taško, aišku, bet jinai labai jautri yra lankstymams ir laužymams. Ir kiek bent jau esame turėję eksperimentinių Vision brytkelnių, nes jie vis kažką padaro naujo, padaro kokį prototipą, duoda mum panešiot, pratestuoja tam tikroj grupiai žmonių, žvejų, o paskui tik tai, jeigu viskas pasiteisina, daveda iki produkto, kuris keliauja į parduotuves. Taigi šita ultra siūlė pasiteisino tik tai su plonytėm medžiagom, tokiom kaip kūra brytkelnės. Kūra yra 3 sluoksnių, super lengvos brytkelnės, kurias užsidėjęs jautiesi kaip su pižamėlė, kaip su lengvu treningiuku. Žvejybai jos yra super lengvos, super malonios ir labai gerai kvepuoja. Čia būtent tas modelis, kurį rekomendavau, jeigu žvejojate tik vasarą. Na ir jos turi tas ultra siūles, kurios tarnauja tikrai ilgai. Kūra brytkelnės gaminamos, nežinau, jau 7 metus, gal daugiau, ir tos siūlės nepaveda. Su jom problemų mes neturėję. O tokios brytkelnės kaip Scout, kurių medžiaga yra žymiai storesnė, standesnė, ta siūlė jom nepasiteisino. Jinai nepasiteisina labai storom medžiagom, jinai nepasiteisina, bent jau iki šiol nepasiteisino medžiagom iš skirtingų storių. Tarkim, kai būna brytkelnės viršui plonos, 3 sluoksniai, apačiai kokie 4-5 sluoksniai ir sujungimui tarp skirtingų storių medžiagų jos irgi kol kas nepasiteisino arba nebuvo išmokta technologija, kaip tai daryti. Tai būtent todėl parduotuvėje mes turime lengvutėlės kūra brytkelnės su ultra siūlėm, na, o visos kitos yra siūtos, badytos ir užsandarintos termojuosta, kaip ir daugelio kitų gamintojų. Jeigu paimsime koinę, čianais mes turime storą neopreną ir koinės siūlė taip pat yra virinta klijuota ir ta juostelė ant koinės yra tokia tik tai estetinio pobūdžio, kaip plintusas. Pats neoprenas puikiai klijuojasi, lydosi ir dėl to čia jokių siūlių nereikia, kad nebūtų papildomų guzų, užlenkimų, o jis tiesiog sudedamas, suvirinamas, suklijuojamas ir tada uždedama apsauginė juostelė. Ta apsauginė juostelė, jeigu jinai ir pasilupinėja, nieko blogo nuo to neatsitinka, bet jeigu jūs nervuoja besitrinanti koinė ir bijote ją brytkelnes pačias sudėvėti greičiau vien dėl to, kad sudrošite koinę, visada galite naudoti papildomą apsauginę koinę prieš dedantis batus. Mes rekomenduojame įsigyti plonas neopreninės koinės, kurios yra skirtos būtent tam ir jos pirmos patiria pažeidimus nuo batuose atsirandančio smėlio, smulkaus žvėriuko, todėl jos pirmą sudėvėsite tą apsauginę koinę, o jūsų brytkelnių koinė liks sveika. Na ir visa kita, kas liečia brytkelnes
ir dėl ko gali keistis jų kaina, tai yra jau estetiniai dalykai. Tokie kaip papildomos kišenės viduj, į kurias galite susidėti visokius pavadėlius, vandens nepraleidžiančios kišenės arba ant paprastų brytkelnių. Pigesnių tai yra brytkelnių. Tai bus tiesiog paprasta tinklinė kišenėlė įsidėti kokį daiktą ir čionais vandeniui pralaidžios, atsparios tik tai aptaškimam ir lietui, bet jeigu įbrisit giliau, į jas pribėgs vandens, tiesiog įsidėt muselių dėžutę ar kokį pavadėlį. Žinoma, kad kiekvienas tas dalykas papildomai kainuoja, todėl brytkelnės, kurios turi daugiau tokių blizgučių, jos kaip ir patogesnės, bet jos ir dažniausiai būna brangesnės. Bet jų esmė yra kvėpuoti, nepraleisti vandens ir užtikrinti jūsų gerą laiką žvejyboje. Taigi ačiū už dėmesį, būtinai paspauskite patinka, užsiprenumeruokit mūsų kanalą, jeigu norite sužinoti daugiau dalykų apie žvejybą, aprangą, museles. Taip jūs gausite pranešimą, kai mes įdedam kažką naujo. Na ir susitiksime sekančiame.